Šiandien aš pirksiu pačius pavojingiausius gyvūnus tamsiajame internete, įskaitant 3 metrų ilgio gyvates, vorus, tokius didelius, kad jie galėtų ėsti paukščius, tikrus dinozaurus, nuodingas žuvis, kurios gali nužudyti žmogų ir daugybę kitų beprotiškų gyvūnų, kurie jūs nustebins. Mano tikslas – juos laikyti kaip augintinius. Prieš įsigyjant reikia nuspręsti, kur laikysime. Turiu puikią idėją. Prieš kelis mėnesius nusipirkau apleistą gyvūnų parduotuvę. Sukūrėme vaizdo įrašą apie gelbėtus gyvūnus, o dabar turiu didelį tuščią pastatą. Ir pagalvojau, ar gali būti geresnis būdas jį panaudoti, nei paversti jį beprotiškiausių gyvūnų kambariu, pilnu pačių įvairiausių pavojingų gyvūnų. Taigi būtent tai ir padariau. Pirmiausia, atsikračiau senų terariumų bei akvariumų iš gyvūnų parduotuvės ir juos pakeičiau naujais tinkamais visų rūšių žygyvūnams – gyvatėms, žuvims, driežams, vabzdžiams ir kitiems. Suprojektavau visus terariumus, viską gražiai įrengiau su dirbtiniais augalais, medžiais ir dirbtine žole ant grindų. Kambaris baigtas, metas ieškoti gyvūnų. Tačiau pavojingus gyvūnus galima gauti tik per tamsųjį internetą, o tai labai rizikinga. Pirmoji rasta svetainė siūlo sūraus vandens žuvų paslapčių dėžę už 240, kurioje gali būti ryklių, jūrinių velnių, aštuonkojų, ungurių ir kitų. Šiame kambaryje turime kelis sūraus vandens akvariumus. Nusipirksiu paslapčių dėžę ir pažiūrėsime, ką gausime. Tai rizikinga. Galime būti apgauti, bet gal ir gausime ką nors beprotiško. Ką tik nusipirkau, užsakymas jau keliauja. Tai pirmas iš daugelio tamsiojo interneto užsakymų šiame vaizdo įraše. Ir kuo toliau, tuo gyvūnai bus vis keistesni ir keistesni. Bet dabar, manau, tiesiog lauksime ir pasimatysime, kai tik ši siunta atkeliaus. Tikėkimės, kad ji tikrai atkeliaus. Po savaitės gavau paslaptingą siuntinį su užrašu apie gyvas žuvis. Manau, tai tamsiojo interneto paslapčių dėžė. Ji taip ir atrodo. Pažiūrėkit ją. Palaukit, čia tiesiog parašyta nuodinga. Į ką mes įsivėlėme? Gerai, einam toliau ir atidarykim. Ar galim sustoti įvertinti, kokia gera pakuotė? Na, jei reikėtų įsivaizduoti, kaip atrodytų tamsiojo interneto siuntinys, jis atrodytų būtent taip. Ir čia tikrai parašyta nuodinga. Tai reiškia, kad turim būti atsargus. Tiesiog perpjauskim ir pažiūrėkim, kas viduje. Štai ir viskas. O dieve, matai maišelius su žuvimis. Vadinasi, mūsų neapgavot. Bet dabar klausimas. Kas jos? Pirmas maišelis. Kas čia? O dieve, pažiūrėkit. Šie padarai atrodo kaip maži ateiviai. Tai iš tikrųjų pirmas kartas, kai turiu jūrinius gyvūnus kaip augintinius. Bet man gali prireikti jūsų pagalbos atpažįstant, kas yra šioje dėžėje. Jie atrodo tikrai keistai. O dieve. Gerai, turime 2 tokius padarus. Jie atrodo kaip maži vorai. Aš juos įdėjau į akvariumą, bet tai buvo tik pradžia. Toliau ieškojau dėžėje, ką dar galiu rasti. Ar tai, ką manau? Pažiūrėkit, čia jūrų arkliukas. Negaliu patikėti. Šioje dėžėje tikrai keisti gyvūnai. Nesitikėjau. Dabar turime jūrų arkliuką kaip augintinį. Visada jais žavėjausi. Atrodo nepakartojamai. Pažiūrėkit, šis net neatrodo tikras. Gerai, bičiuli, perkinsime tave į naujus namus. Šie padarai garsėja tuo, kad nelabai moka plaukti. Todėl jis tiesiog slysta aplink. Bet pažiūrėkite tai. Mes turime jūrų arkliuką kaip augintinį. Tai jau 2 neįtikėtini padarai, bet dar daug liko. Vis dar neradome nuodingos žuvies, apie kurią sakė. O, per anksti apsidžiaugiau. Štai šis maišelis su užrašu prašome neliesti. Užsidėsiu šias pirštines, nes jų prireiks šiame vaizdo įraše. Šiek tiek jaudinuosi. Tai baisu. Net neįsivaizduoju, kokia tai žuvis. Tikiuosi, kad jis manęs nenunuodis. Gerai, pagavau jį. Pakomentuokite, jei žinote, kokia tai žuvis. Ji primena mano akmens žuvę. Tikriausiai reikia jį įdėti į akvariumą. Tai nėra gerai, bet jis jau ten. Buvo pavojinga. Akvariumas greitai pildėsi, bet dar telpa daug žuvų. Taigi paėmiau dar vieną maišelį ir radau štai ką. O, žinau, kas tai yra. Pažiūrėkite. Turime jūrinių žvaigždžių, vaikinai. Atrodo, kad turime 2 skirtingų rūšių. Ši įprasta, bet ši su daug spyglių. Šaunu. Niekada nelaikiau jūrinės žvaigždės, bet jaučiu, kaip jos kojytės ropoja. Tai šiurpu. Manau, drąsiai galima sakyti, kad sūriame vandenyje gyvenantis gyvūnai yra daug keistesni nei gėlo vandenį. Taigi įdėkime šios gyvūnus į akvariumą ir pažiūrėkime, kas dar yra toje paslaptingoje dėžėje. O, matau kažką judant čia pat. Kas tai? Kas per velnias?
Tai mažas pasaginis krabas, vienas keisčiausių vandenyno padarų. Jis saugo kietas kiautas nuo plėšrūnų. Bet jei jį apversi, pamatysi daugybę mažų kojyčių, kurios padeda jiems judėti. Jie tiesiog atrodo kaip maži ateiviai, tačiau jie užauga daug didesni nei šitas. Jis dar tik mažylis. Įdėkime jį į akvariumą, kad augtų. Paslapčių dėžėje radome daug įdomių gyvūnų. Liko keli maišeliai, reikėjo greitai juos išimti. Fui, kas tai? Ar čia gyvūnas? Jis nejuda. Hebra, kas tai bebūtų? Nemanau, kad tai gyva. O dieve, jis minkštas. O, tai šlykštu, ką aš dabar čia paėmiau? O, dar ir labai smirda. Gerai, nežinau, ką darau laikydamas šitą daiktą. Iš tikrųjų, manau, kad jis gyvas. Jis juda labai lėtai. Panašu į šliužą. Jei žinote kas tai, parašykite komentaruose. Tuoj įdėsiu jį į akvariumą. Šlykštu. Įdėjęs paslaptingą gyvūną į akvariumą, pamačiau, kad jis juda. Jis gyvas. Tai buvo baisiausias mano regėtas dalykas. Negali būti. Atrodo, radau nemą. Pažiūrėkite. Jaučiau, kad vienas iš jų čia bus. Na, jūros vandens akvariumas nėra pilnas be klaunžuvės. Tai taip šaunu, jis toks mielas, hebra. Turiu tikrai gerą idėją. Parašykite komentaruose vardą šiai klaunžuviai. Nekantrauju pamatyti, kokius unikalius vardus sugalvosite. Tik nepavadinkite jo Nemu. Turime daug gyvūnų, mūsų mini vandenynas atrodo labai šauniai. Bet dabar mums liko dar vienas maišelis šioje dėžėje ir atrodo, kad jis yra didžiausias iš visų iki šiol. Pažiūrėkite, koks jis didelis. Tai atrodo kaip kažkoks omaras, bet aš maniau, kad omarai būna oranžiniai. Šitas yra mėlynas. Žinokit, tai gali būti retas mėlynas omaras. Tokių pasitaiko 1 iš milijono. Pirmas užsakymas iš tamsio interneto praėjo gerai. Gavome jūrinio vandens paslapčių dėžę su daug keistų gyvių. Nesitikėjau gauti dėžės, bet dar nebaigėme. Laukia daug užsakymų ir dar keistesni gyvūnai. Vis dar galime būti apgauti. Vėl prisijungiau prie tamsiojo interneto ir radau kitą gyvūną. Šis įdomus. Ši svetainė siūlo ateivio varlę, kuri nuotraukoje primena Pipą. Šie padarai labai keisti ir net neatrodo tikri. O kas tikrai šiurpu su šiais padarais, kai jie deda kiaušinius, jaunikliai iš tikrųjų išlenda iš jų nugarų. Taip, tai iš tikrųjų labai šlykštu. Bet aš galvoju, jei nusipirkčiau dvi, yra tikimybė, kad viena bus patinas, o kita patelė. Ir mes galėtumėm pabandyti priversti jas susilaukti jauniklių. Taip galėtumėm tą šlykštų dalyką pamatyti gyvai. Ką tik užsakiau 2 ateivių varles po $30. Gal jos pigios? Nes tai apgaulė. Apie tai nepagalvojau, bet jau per vėlu. Ir net jei bandyčiau atgauti pinigus, negalėčiau. Nes svetainėje tiesiog parašyta, kad pinigai negrąžinami. Taip, buvau tikras, kad mane apgavo. Po 2 dienų prie durų atsirado dėžė. Gal ten tos ateivių varlės? Sužinosiu tik atidaręs. Tamsusis internetas, nesuklupk. Na štai, turime dėžę. O tai šiurpu. Pažiūrėkit, ten tikros Pipos varlės. Mes jas gavome. Ar jos gyvos? Nejuda. Ar jūs gyvos? O ne, atrodo negyvos. O tu? O, ji gyva. Gerai, jos juda. Viena iš šių varlių savybių, jos dažnai apsimeta negyvomis. Jos tiesiog guli. Dabar nežinau, kaip atskirti, ar jos patinai ar patelės. Reikės pažiūrėti vaizdo įrašą iki galo, kad sužinotumėte, ar jos veisiasi. Dabar perkelsime šiuos gyvūnus į naujus namus ir žiūrėsime, ką dar rasime tamsiajame internete. Tamsusis internetas įdomus, bet nerekomenduoju ten lankytis. Mačiau daug keistų dalykų ir unikalių gyvūnų, kurių anksčiau nemačiau. Štai Barbadoso milžiniškas sausumos krabas. Jie užauga iki 1 metro ilgio. Privalau tokį nusipirkti. Taigi, aš ėmiausi darbo ir suprojektavau didžiausią voljerą, kokį tik galėjau, kad šis milžiniškas sausumos krabas galėtų jame gyventi. Ir dabar trūksta tik vieno dalyko – krabo. Užsisakiau jį ir turiu pasakyti, kad tokius gyvūnus per tamsų internetą pirkti labai lengva. Jie net neužduoda jokių klausimų. Pavyzdžiui, ką ketinate daryti su šiuo metrinio ilgio krabu?
Vėlgi, maždaug savaitę laukiau, kol šis metrinio ilgio krabas pasirodys prie mano durų. Bet pagaliau, po ilgo laukimo gavau siuntinį. Dėl šio truputį jaudinuosi. Dalis manęs nori, kad čia būtų krabas, kita ne. Metrinis krabas gazdina, bet girdžiu kažką ropojam. Atidarom dangtį. O dieve. Manau, suklydome. Pažiūrėk į dydį. O dieve. Viešpatie. Grįžk ten. O viešpatie. Matai to daikto dydį? Jis bando pabėgti ir stiprus. Pažiūrėk. Nežinau, ką daryti, hebra. Šis krabas milžiniškas. Didesnis už mano ranką. Pažiūrėkit į jo žnyplę. Nors tai atrodo baisu, internete radau, kad vienintelis būdas paimti šiuos gyvūnus už žnyplių. Taip jie negalės įgnypti. Bet kaip man paimti jo žnyplės? Jis man įgnyps. Gerai, bandau paimti už žnyplės. Pagaunu jį. O ne. Oi. Pažiūrėkite, pagavome milžinišką sausumos krabą. Tai beprotiškiausias gyvūnas, bet tik pradedame, bus dar įdomiau. Greitai įdėjau jį į jo aptvarą ir jis iš karto nubėgo į savo olą. Ir nuo tada jo nemačiau, bet įmečiau ten bananą ir jis dingo. Tai turbūt jis patenkintas. Tas krabas gali nukasti pirštą, bet nenužudytų. Kaip žadėjau, pirksime pavojingiausius gyvūnus ir laikysime juos čia. Ar gali būti geresnė pradžia nei akmenžuvė? Tai nuodingiausia žuvis pasaulyje. Šios retos žuvis pavojingos, todėl jas sunku gauti ir niekas nenori auginti. Tačiau aš noriu, tad filmavau, kaip vieną nusipirkau tamsiajame internete. Ji vis dar pas mane, todėl nereikia ieškoti kitos. Eisime ją sugauti ir perkelsime ją į naujus namus. Tikiuosi manęs nesugels. Gerai, ji čia. Aš užsidėjęs šias tvirtas pirštinės ir turiu tinklelį. Jei viską padarysiu teisingai, turėčiau būti saugus. Tikiuosi. Ką reiškia tikiuosi? Gerai, darom tai. Eik, drauguži, lipk į tinklelį. O, štai, pagavom jį. Tinklelyje akmenžuvė. Tai beprotiška, hebra. Štai ji. Jei kuris nors šių spyglių įgeltų, mirčiau per mažiau nei 6 valandas. Todėl greitai perkeliame jį į naujus namus. Gerai, drauguži, pirmyn. Jis ten atrodo puikiai. Reikėtų užklijuoti lipduką neliesti. Tai gera idėja. Pagalvojus apie pavojingus gyvūnus, dažnai prisimenamos gyvatės. Pasaulyje yra daugiau nei 600 nuodingų gyvačių rūšių. Ir visas jas laikyti namuose kaip augintinius yra nelegalu, kas tikriausiai yra geras dalykas. Tačiau yra ir nenuodingų, bet pavojingų gyvačių. Dabar ruošiuosi pirkti tokią, kuri turi ilgiausius dantis tarp nenuodingų. Jį vadinama smaragdinė medžio boa. Ką tik radau įtartiną svetainę, kuri teigia jas parduodanti. Dabar aš tuoj pat nusipirksiu vieną ir atvirai sakant, šiek tiek tikiuosi, kad tai apgaulė ir ji neatkeliaus, nes aš labai bijau gyvačių, bet tai darau dėl jūsų. Taigi, paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui. Nors norėjau, kad tai būtų apgaulė, po kelių dienų tikrai gavau siuntinį. Čia tikrai yra gyvatė, aš tai jaučiu. Smaragdinės medžių boa garsėja agresyvumu, tad turime būti atsargūs. Kažką girdžiu viduje. Atidarome. Žiūrėkite, ten maišelis. Ateik čia, drauguži. Matau jį ten. Geriausia būtų tiesiog iškratyti jį iš maišelio, nes nenoriu liesti gyvačių. O dieve, štai jis. Kodėl jis taip elgiasi ir žiūri į mane, lyg norėtų įkąsti? Jis jau pozicijoje, nors ką tik išlindo iš maišelio. O dieve, esu įspraustas į kampą, Helenė. Nelabai išmanau apie gyvates, gal jis tik sveikinasi, o nenori įkąsti. Gerai, jis bando man įkąsti. Nežinau, ką dabar daryti. Į ką aš čia įsivėliau? Gerai, dabar jis yra išsiblaškęs. Dabar mano šansas išeiti iš čia. Gerai, aš jau nebesu įspraustas į kampą. Taigi greitai bandžiau jį sugriebti, kol turėjau progą. Nereikia manęs kandžioti, bičiuli, aš tavo naujas tėtis. O, gerai. Aš laikau gyvatę, žmonės. Jis daugiau nebando man įkąsti. Manau, gal jis tiesiog buvo šiek tiek išsigandęs. O ne, man tai nepatinka. Gerai. O dieve, aš visas suprakaitavęs. Nemeluosiu, jis jaučia mano baimę. Įdėkim jį į narvą greitai, kol neįkando. O dieve, matėt, jis ką tik pašoko. Ką įdėjau smaragdinę medžių boą į jo voljerą. Jis įlipo į medį ir tiesiog sėdėjo ten beveik visą dieną. Išjungiau jam šviesą, kad miegotų ir perėjome prie kito voljero. Kitas gyvūnas – vorai, kurių labai bijau.
Tačiau, kadangi šiame vaizdo įraše darome viską iš peties, tai ne bet koks voras. Tai didžiausia vorų rūšis pasaulyje. Ji vadinama Goliato paukštėda. Šie padarai yra tiesiog tokie dideli, kad jie ėda paukščius. Aš žiūrėjau daug vaizdo įrašų apie juos internete ir tai tikrai nėra gerai. Jie yra tokie dideli. O, ir pamiršau paminėti, kad jie taip pat yra nuodingi. Laimiai internete rašoma, kad jų įkandimas žmogui nėra pavojingas. Bet tada tai palyginama su vinies kalimu į ranką. O, štai ir viskas. Ko aš laukiu? Tiesiog nusipirkime dieną dabar pat. Gerai, ką tik pateikiau užsakymą. Prašau, nesiųskite voro. Tikiuosi tai apgaulė. Na, praėjo 5 dienos ir voras jau čia. Tai puiku, tikiuosi, kad dabar jis dar mažylis. Tiesiog mažytis kaip centas, voriukas. Tai būtų gerai. Atidarykime. O, turime dar vieną maišelį. Pažiūrėkite į tai. Baisu, nes nežinau, koks jis didelis. O jei jis išbėgs į mane? O dieve, tai ne mažylis, o suaugęs voras. Tai šlykštu. Dabar žinau, kad norite, jog jį palaikyčiau ir taip ir padarysiu. Turiu greitai persirengti, tuoj grįšiu. Bobi, ar turim tai? Apsivelki apsauginį kostiumą dėl voro. Net su juo sunku patikėti, kad tai darau. Jis meta tinklą į mane kaip Spider-Man. O dieve. Iš pradžių voras nebuvo patenkintas, bet galiausiai pelniau jo pasitikėjimą ir jis leido man jį paimti. Gerai, manau dabar mes su juo draugai ir tai gerai. Pradėjau jaustis nejaukiai, todėl greitai ir ramiai perkeliau jį į naujus namus. Negaliu patikėti, ką padariau. Voras buvo milžiniškas ir agresyvus ir nesidžiaugiu, kad teks jį auginti. Mūsų dar neapgavo tamsiajame internete. Viskas, ką užsakėme, atvyko. Ne tai, ko nenorėjome. Tačiau tai tuoj pasikeis. Radau svetainę, kur parduodamas kiauterėtasis drakonas. Driežas artimiausias dinozaurams iš vis dar gyvenančių gyvūnų. Jie labai reti, dar nemačiau, kad kas nors juos parduotų. Jis kainuoja 700, o svetainė neatrodo patikima. Tačiau jau daug kartų rizikavome ir gavome puikių gyvūnų. Aš nusprendžiau nusipirkti skiauterėtąjį drakoną. Gerai, jis jau pakeliui. Bent jau maniau, kad pakeliui. Praėjo kelios savaitės, skiauterėtasis drakonas nepasirodė, o žmonės neatsako į žinutes. Mane apgavo. Keista, kad apgavo būtent dėl to, ko norėjau, o ne dėl gyvatės ar tarantulo. Jūs turbūt juokaujate. Nors negaliu turėti tikro dinozauro, viskas gerai. Kitas gyvūnas yra daug retesnis, daug kietesnis ir taip, daug brangesnis. Tai didelis albimosas kaimarinis vėžlys. Niekada nemačiau tokių, bet pamačiusi supratau, kad ją noriu turėti. Šie gyvūnai labai reti. Net jaunikliai kainuoja $1000. Po apgaulės su skiauterėtuoju driežu dabar atsargiau perku tokius dalykus. Šis svetainė atrodo patikimesnė, todėl nusprendžiau pabandyti. Su viltimis pateikiau užsakymą ir laukiau kaip ant adatų. Po savaitės jis atvyko. Turiu siuntinį, hebra. Turėtų būti $1000 kandžiojanti vėžlė. Atidarykime, pažiūrėkime. Labai jaudinuosi, nenoriu apgaulės. Kas viduje? O dieve, maišelis. Ir jis sunkus. Ar čia vėžlė? O, jis juda. Atsargiai jį atidariau, kai staiga tai nutiko. O dieve. Taip, mes tikrai jį gavome, vaikinai. Pažiūrėkite, koks jis gražus. Tai embimosas kandžiojantis vėžlys. Jis toks šaunus. Pažiūrėkite, jis turi raudonas akis. Jis ir didelis. Pažiūrėkite, koks jis palyginus su mano ranka. Neturiu jokio supratimo, iš kur jis atsirado. Tikriausiai jis kurį laiką buvo toje dėžėje. Taigi, nieko nelaukia, perkelkime jį į jo naujus namus. Kadangi jis toks didelis, mums teko įrengti jam specialų didžiulį voljerą. Tačiau galiausiai jis išaugs šį akvariumą ir mums teks pastatyti jam nuosavą tvenkinį. Bet kol kas tai bus jam tobuli namai. Padėjau jį ant akmens, jis tuoj pat šoko į vandenį ir tyrinėjo. Atrodo, jam labai patiko. Albilosas kaimaninis vėžlys. Nemaniau, kad gausime tai per tamsų internetą, bet mums pavyko. Šaunu. Nors gavome kirstuką vėžlį, vis dar pykstu, kad negavome frilinio drakono. Taigi, susiradau ir radau kitą svetainę teigiančią, kad parduoda tikrą drakoną, bet nenurodančią kokios tai rūšies driežas. Manau, jie atsiųs atsitiktinį driežą, panašų į drakoną. Už manęs yra 3 driežų terariumai.
Manau, jei nupirksi 3 šiuos paslaptingus dinozaurus, padidės šansai gauti skiauterėtą į drakoną. Net jei jo negausiu, vis tiek įdomu, kokie bus kiti driežai. Jie gali būti bet kas. Užsakymas jau pateiktas, dinozaurai pakeliui. Bent jau tikiuosi, kad jie jau pakeliui. Praėjo 2 savaitės ir siuntinys pagaliau atvyko. Praėjo tiek daug laiko, kad man atrodo, jog Pipa varlės jau pradėjo veistis. Nesu tikras, bet jos elgėsi gana keistai. Tačiau tai nesvarbu. Svarbiausia, čia dėžė su 3 gyvais dinozaurais. Pradėkime nuo šito. Jie nemelavo. Jis tikrai primena dinozaurą. Pažiūrėk. Sveikas, drauguži. Jis ropoja ant mano rankos. Šiek tiek baisu. Nežinau, ar jis pavojingas, bet tai šaunu. Neturiu supratimo, kokia tai driežo rūšis. Pasidomėjau. Šis vaikinas Azijos vandeninis varanas. Jie užauga milžiniški. Jie antra pagal dydį driežų rūšis pasaulyje, užauga virš 3 metrų ir yra nuodingi. Šis dar mažas, todėl šis aptvaras jam idealus. Jam galiau reikės didesnių namų. Štai driežas, mūsų neapgavo. Eikime pažiūrėti, kas kitame maiše. Žiūrėkite, vaikinai, panterinis chameleonas. Panteriniai chameleonai. Viena rečiausių ir brangiausių rūšių. Garsėjanti itin ryškiamis spalvomis, kaip raudona ir mėlyna. Pažiūrėkite, koks jis spalvingas. Nuostabu. Chameleonai ne tik gali keisti spalvą, bet ir kiekvieną akį valdyti atskirai. Todėl jie yra puikūs medžiotojai. Be to, jie gali šauti liežuvį siekianti 3 kūno ilgius. Tam turi daug svirplių. Įmesime juos ir pažiūrėsime, kiek jis pagaus. Chameleonas tuoj pat pastebėjo svirplius. Greitai pagavo vieną, bet nesustojo. Jis nuolat šaudė liežuvį po terariumą ir suvalgė tiek, kad net suskaičiuoti negalėjau. Manau, jis suvalgė visus. Ar skiauterėtasis drakonas galėtų taip? Nemanau. Tačiau mes dar turime vieną šansą gauti vieną. Taigi eikime atidaryti paskutinį maišelį. O dieve, pažiūrėkite į tą padarą. O, jis šnypščia. O dieve, jis ką tik sušnypštė man. Jis tikrai nepatenkintas, vaikinai. Iš tikrųjų, manau, kad tai yra kaimaninis driežas. Kaip žinote, aligatorius laikyti kaip augintinius yra nelegalu. Tačiau šis vaikilas čia yra praktiškai artimiausias dalykas, kurį galite turėti legaliai. Ir jie užauga iki 1,5 metro ilgio. Tai tikras gyvas dinozauras. Vėliau jam reikės didesnio akvariumo, bet dabar čia jo namai. Jis nepatenkintas ir eina. Dabar gyvūnų kambaryje jau 3 dinozaurai, bet dar turime daug neužpildytų terariumų. Tęsime darbą. Šis kitas gyvūnas turbūt beprotiškiausias iki šiol. Tai ypatinga gyvatė, užauganti iki 3 metrų. Tačiau tai ne viskas. Ji yra visiškai vandens gyvūnas. Nereikia sausumos išgyventi. Užsakymą pateikiau prieš savaitę, siuntinys ką tik atvyko. Taigi, atidarykime ir pažiūrėkime į mūsų naująją gyvatę augintinę. Štai ji, pažiūrėk kokia maža. Tai javaninė karpotė, visiškai vandens gyvūnas 3 metrų ilgio. Ji labai šauni. Jis dar kūdikis. O dieve, keisčiausia matyta gyvatė. Man jį labiau patinka nei smaragdinė medžio boa. Gal todėl, kad nebandė įkasti? Tai mano mėgstamiausias gyvūnas iki šiol. Nors ir gyvatė. Netrukus turėsime dar keistesnių gyvūnų. Perkeliame jį į naujus namus. Šis akvariumas jam puikiai tinka, nes jis yra negilus. Taip jis galės lengvai iškilti į paviršių įkvėpti oro. O dar yra daug akmenų, kuriuose jis galės slėptis. Na, javaninė karpotė jau saugiai įleista. Pažiūrėkime, kas toliau. Ieškodamas tamsiajame internete radau dar vieną paslaptingą dėžę. Tačiau šį kartą ji buvo skirta vabzdžiams. Turiu pripažinti, kad nesu didžiausias vabzdžių ir visų tų šiurpių dalykų gerbėjas. Turiu daug mažų terariumų vabzdžiams, todėl užsakysiu šią paslaptingą dėžę ir pažiūrėsiu, ką gausiu. Svetainėje aiškiai nurodyta, kad šios dėžės rūšys gali būti nuodingos. Užsakymas pateiktas. Manau, pasimatysime, kai jie atvyks. Po kelių dienų gavau siuntinį. Ji buvo maža, bet joje buvo beprotiškiausi vabzdžiai, kokius esu matęs. Dėl šios siuntos jaudinuosi labiausiai šiame vaizdo įraše, nes nemėgstu vabzdžių. Pradedam. Na, mes jau turime Goliato paukštėdą tarantulą. Blogiau nebus, tiesa? Pradedam, vaikinai. O dieve, kas tai? Oho, tiek daug dėžučių.
Pradėkime iš tos mėlynos. Ji įtartina, nes viduje nieko nesimato. Net nenoriu jos atidaryti, baisu. 3, 2, 1. O kas čia per daiktas? O dieve, jis juda! Ar čia koks šimtakojis ar kažkas panašaus? Vaikinai, tas padaras milžiniškas. O dieve, kiek jis turi kojų? Jis tikrai didelis, net didesnis už mano ranką. O, jis ką tik ant manęs prišiko. O dieve. Sužinojau, kad šis vaikinas afrikinis, milžiniškasis šimtakojis. Manau, mano mažas terariumas jam puikiai tiks. Internete skaičiau, kad jie ėda pūvantį medį, todėl įdėsiu jį čia. Skanaus? Nežinau, kaip tu tai valgai. Vienas vabzdys jau padėtas, bet jų čia dar daug. Paimkime dar vieną. O dieve, šitas daug baisesnis nei šimtakojis. Kas per velės tai yra? Net nežinau, į ką žiūriu. Tai atrodo kaip ateivis. Gerai, pabandysiu paimti, bet jis netrodo draugiškas kaip šimtakojis. Prašau, nekask ar nesugnypk. Mano širdis daužosi. Pažiūrėk į jo mažą žnyplės prie veido. Tai taip šlykštu. Parašykite komentaruose, kas tai ir ar verta laikyti rankose. Jis mane gazdina, gal geriau įdėti į narvą? Gailiuosi nusipirkęs šią paslaptingą dėžę, čia dar pilna vabzdžių. Pažiūrėkime, kas liko. Kas čia? Kažkoks vamzdelis? Matai? Panašu į vabalą, bet nejuda. Ar gyvas, draugė? O, gerai, jis gyvas. O dieve, tikiuosi jis manęs nesugnyps. Jis turi beprotiškas žnyplės. O, jis gerai įsikibo į mano mažąjį pirštą. Au, 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 au. O dieve, daugiau šitą nelaikysiu. Perkelkime jį į jo narvelį. Aš įdėjau jį į jo naujus namus, jo naujus mylinčius namus, su šeimininku. Jį labai myli ir jo nebijo. Gerai, pažiūrėkime, kas dar čia yra. O, palaukite. Žinau, kas tai yra, vaikinai. Tai mažas maldininkas. O, tai iš tikrųjų šaunu. Šie vabzdžiai puikiai maskuojasi. Atrodo kaip šakelė ar lapas. Visada jais žavėjausi. Todėl turėti tokį augintinį labai šaunu. Žiūrėkite, kaip juda jo galva. Atrodo kaip mažas ateivis. Esu nustebęs. Mes gavome kažką iš paslaptingos dėžės. Kas man patinka? Perkelkime jį į naujus namus. Pažiūrėkite, jis iškart susilieja su aplinka. Net nepastebėsite, kad jis ten. Tai beprotiška. Jau žinau, kas bus kitas. Tikėjausi, kad jo nebus, bet visgi gavome milžinišką skorpioną. O dieve, aš to neliesiu. Pažiūrėkite į geluonį, tai baisu. Gerai, aš švelniai ją iškratysiu. Štai. Gavome daug beprotiškų vabzdžių paslapčių dėžėje, tačiau liko tik viena, pati baisiausia. Panašu, turime dar vieną ateivį, nežinau kas tai. O dieve, kas čia? Prieš paimdamas į rankas nusprendžiau pasidomėti ir sužinojau, kad tai žiužiakojis, kuris gali išpurkšti rūgštį. Atsiprašau, bet to neimsiu, tiesiog įmesiu į narvą. Štai, drauguži. O, šlykštu. Baigėme vabzdžių paslapčių dėžę, bet kadangi tai buvo baisu, siūlau nusipirkti gyvūną, kurio noriu. Nuodingąsias strėlinukes. Nuo vaikystės mane žavėjo šios varlės ir jų ryškios spalvos. Tačiau jos labai pavojingos ir nuodingiausios planetoje. Bet jos vis tiek labai šaunios, todėl aš jas nusipirksiu. Radau svetainę, kurios parduodamos po 125, bet pirksiu 4, nes vienos nenoriu. Spalvos nenurodytos, tad bus staigmena. Labai džiaugiuosi, vaikinai. Pateikiu užsakymą ir pasimatysime, kai gausi siuntinį. Dabar labai jaudinuosi, visą gyvenimą to laukiau. Eikime atidaryti jį. Taip, o dieve, mes tikrai jį gavome, vaikinai. 4 spalvingos nuodingosios strėlinukės. Beprotiška. Niekada nemačiau tokio rašto. Labai šaunu. Jos geltonos, žalios, oranžinės, raudonos, bet, kaip rodo pavadinimas, nuodingos. Negaliu jų liesti plikomis rankomis, nes tai pavojinga širdžiai. Todėl padėsiu indą voljerę ir jos pačios iššoks. Tai labai šaunu. Aš sukūriau šį voljerą, kad jis imituotų atogražų mišką, iš kurio šie gyvūnai kilę. Todėl jiems čia tikrai patiks. Tai 4 nuodingos strėlinės varlės, vaikinai. Tai tikriausiai mano mėgstamiausias gyvūnas, kurį gavome šiame vaizdo įraše. Tačiau dar turime daugiau. Pažiūrėkime, kas bus toliau.
Radau svetainę, kurioje mata vėžlį parduoda už 800. Tai turbūt keisčiausi vėžliai pasaulyje, atrodo kaip dinozaurai. Ir aš turiu puikiai paruoštą akvariumą vienam tokiam vėžliui. Taigi aš nusipirksiu vieną ir tikiuosi, kad tai nebus apgaulė, nes tai kainuoja 800. Tai daug pinigų. Po kelių savaičių be vėžlio ženklų pradėjau prarasti viltį. Tačiau po ilgo laukimo jis pagaliau atvyko. Vaikinai, laukiau šito. O, tai, pažiūrėkite. O, jis tikras mažylis. Niekada nemačiau tokio mažo. Jis nuostabus. Ar jis gyvas? Jis nejuda. Manau, vienintelis būdas sužinoti, ar jis gyvas, yra įdėti jį į akvariumą ir pažiūrėti, ar jis pajudės. Labai tikiuosi, kad jis gyvas. Kai įdėjau jį į akvariumą, jis nugrimzdo į dugną ir pagalvojau, kad jis miręs. Bet tada staiga jis pradėjo judėti. Tuo metu labai jaudinausi. Būčiau prisiekęs, kad jis buvo miręs, bet laimiai taip nebuvo, bičiuliai. Mes turime mažą mata vėžliuką. Tai nuostabu. Radome daug retų ir pavojingų gyvūnų tamsiajame internete. Liko užpildyti kelis akvariumus. Paskutiniai gyvūnai šiose dėžėse. Aš kelias dienas ieškojau tamsiajame internete, bandydamas rasti pačius beprotiškiausius gyvūnus, kad užbaigčiau šį vaizdo įrašą. Ir jūs niekada nepatikėsite, ką radau. Pradėsime nuo mažiausios dėžutės. O joje yra gyvūnas, kurio visada norėjau. O, man atrodo, aš jį matau. Dabar sunku pasakyti, bet šitame indelyje yra 8-kojis. Bet čia jį sunku pamatyti. Tad perkelsime jį į šį indą. Pabandykime jį paimti. O, dieve, pažiūrėkite, kaip jis keičia spalvas. Oho, štai jis. O, jis ką tik paleido rašalą. Ar matėte? Jis tik ką paleido rašalą. Niekada nemačiau. Viskas gerai, drauguži. Atsiprašau, žinau, kad bijai. Maniau, kad chameleonai greitai keičia spalvą. Jis per sekundę iš raudono tapo baltas. Tai beprotiška ir šauniausias mano matytas dalykas. Atsargiai įdėjau jį į akvariumą, stebėti, kaip jis ropoja ranka, buvo nuostabu. Šie protingi gyvūnai gali pabėgti beveik iš bet kurio akvariumo. Jie taip gerai keičia formą, kad jei tik jų snapas telpa pro skylę, visas jų kūnas taip pat pralys. Labai džiaugiuosi turėdamas 8-kojį kaip augintinį. Galėsime stebėti jo bendravimą su aplinka, tačiau kiti mūsų gyvūnai dar įspūdingesni. Kaip ir akmeninė žuvis, kitas mūsų gyvūnas itin nuodingas. Ir jei jis jūs įgelia, galite iš tikrųjų mirti. O dieve, aš jau matau. Štai ten yra skorpion žuvė. Kaip ir akmeninė žuvis, jie turi daugybę spyglių, kuriuose yra nuodų. Šie gyvūnai yra maskavimosi meistrai ir atrodo kaip koralai. Nesu tikėjęsis, kad jis bus toks didelis, tai šiek tiek baisu. Na, perkelskime jį į naujus namus. Gerai, drauguži, sveikas atvykęs namo. O, jis jau plaukia. Tai taip šaunu, chebra. Kokia beprotiškai atrodanti žuvis. Oho, jis čia atrodo tikrai puikiai, chebra. Kaip matote, akvariumas dar tuščias. Išpakuokime paskutinį gyvūną. Na, paskutinis, bet tikrai neprasčiausias. Šioje dėžėje yra beprotiškiausias gyvūnas, kokį tik galėjau rasti tamsiajame internete. O dieve, aš jį matau. Pažiūrėkite į tai. Mes turime naminį rykliuką. Visą gyvenimą norėjau turėti naminį rykliuką. Pamačiusi, kad ši svetainė jį parduoda, žinojau, kad turiu nusipirkti. Jis daug didesnis nei tikėjausi. Tai vadinamasis raguotasis ryklys. Skirtingai nei dauguma ryklių, jie nėra agresyvūs ir užauga iki maždaug 1,20 m. Tačiau vis tiek turi keistus dantis. Jie turi didžiulius spyglius ant pelekų. Nemaniau, kad jis toks didelis. Greitai reikės daug didesnio akvariumo, bet kol kas čia jo namai. Wow, tai beprotiška. Negalėjau sugalvoti geresnio būdo užbaigti šį vaizdo įrašą nei su tikru rykliu. Tačiau šiame kambaryje vis dar yra keletas tuščių akvariumų. Parašykite komentaruose, kokį gyvūną turėčiau įsigyti kitą kartą. Na, chebra, pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki.